Sveiki, sveikiname su jumis laidoje Ar tai normalu, kartu su mano kolege Jūrate ir kolega Mantu Žalkausku. Tuoj, Mantai, tave pristatysim taip išsamiau, aiškiau, ar ne, tiem, kas tavęs dar nepažįsta, bet man norisi įvardinti pačioj pradžioj temą, kurioje šiandien būsim. Tai yra atsparumas ir tą atsparumą mes kiekvienas galim suprasti skirtingai. Aš kiek tyrinėju, vis jaučiu, kad atsparumas yra siejamas su tuo, kad nejauskime emocijų, atsparumas šaltai reaguokime į stresą, kažkaip tai išgyvenkim atspariai, atsilaikykim šitose sąlygose. Išjungime jausmus, išjungime jausmus ir pasižiūrėsim, kur atsparumas kaip tema šiandien mus nuves, kažkaip sieksim turbūt nueiti į organizaciją, į žmogų, ar ne, tarp šitų dviejų pusių pasižiūrėti, kiek čia tas žmogus turi įtakos, ar ne, organizacijos atsparumui ir šiaip bendram kontekstui savo gyvenime. Okay. Tai man tai, kaip tave pristatyti? Žinom, kad tu esi facilitatorius, ar ne, jau išsigrynom prieš laidą. Ir nors esi mūsų kolega, bet net ir mum kyla va tokios vidinės diskusijos, tai kas tas facilitatorius, kuo jisai skiriasi nuo moderatoriaus, ar ne? Tai gal gali lektoriaus, nuo konsultanto. Taip. Tai gal šiek tiek prisistatyk, kas tu esi savo profesiniai veikloj. Gerai, tai facilitatorius jisai padeda žmonių grupėms susitart. Aš gal taip sakyčiau. Bent jau mano pagrindinė sritis tai yra padėti žmonių grupėms priimti politinius sprendimus. Politinius. Ir kad politikai dalyvautų valdžiai. Realiai iš Seimo neišeina. Jo, tai jokiais jo. Gal jau reikėtų išeiti. Gal reikėtų išeiti. Gal ne man reiktų išeiti. Tai iš tikrųjų labai dažnai žmonės daro tokią sąsają, kad politiniai sprendimai tai jau tik tai tam politika, įstatymai, dar kažkas. Iš tikrųjų ne. Politiniai sprendimai yra tokie, kurie neturi objektyviai teisingo atsakymo. Pavyzdžiui, jeigu įmonė bando nuspręs, kurį čia dabar produktą nuo šiandien paleisti rinką, arba ten kokį mechanizmą dabar reikia mums čia į gamyklą nusipirkti. Tai yra labai aišku, pasižiūrim į Excelį, skaičiukai viską pasako ir bet kas iš šono prieėjęs gali sakyti, nu tai aišku, kad šitą. Bet kai kalbam apie kultūrą, apie įsitraukimą, apie taisyklės, kuriomis norime vadovautis, apie ambiciją, strategiją, atsparumą, kaip mes būsime atsparus ar ne, kas mums yra svarbu. Tai yra dalykai, kurie neturi objektyviai teisingo atsakymo. Ir žmonių grupėms dėl to reikia susitart. Ir mano darbas yra padėti tai padaryti. Tai iš principo padėti būti atvirais, padėti turėti konstruktyvų dialogą, tada konstruktyvę diskusiją, konstruktyvius konfliktus, aiškiai išsiaiškinti dalykus, priimti sprendimus, kuriuose žmonės visi turi pritarimą. Nes, taip kontroversiškai gali nuskambėti, nes demokratiški sprendimai nėra patys geriausi sprendimai. Taip jau ir kontroversiškai, dar Čerčilis kažkada sakė, kad patys blogiausi sprendimai. Ir kai giliniesi labiau, kaip būtent žmonės priima sprendimus arba kaip tvarkosi su jų pasiekmėmis, tai supranti, kad yra labai daug niuansų. Ir dėl tų niuansų, kadangi tai nėra žmonių profesija juos išmanyti, kambaryje būnu aš. Kas tau šitam darbe yra sunkiausia? Sunkiausia turbūt yra, irgi įdomiai nuskambės, kad nerūpėtų rezultatas savotiškai. Nes jeigu aš už klientą noriu labiau negu jisai pats, tai jau susikuria tokia iliuzija. Realiai motivacija kyla ne iš kliento, o iš manęs. Mes čia prieš laidą šiek tiek irgi juokavom. Tai tu ten juos pamotyvuoji, paskatini, ten taip toliau. Ir iš tikrųjų, jeigu žmonės neturi motivacijos daryti, neturi ambicijos daryti, tai visa tai yra tiesiog tuščias burbulas. Mes tą galėsim sukurti, užrašyti gražiai ant sienos, užsipiešti, taip toliau, bet tai realybėje neveiks. Ir jeigu norim realaus rezultato, tada gal verčiau kalbėti ne apie tai, ko norim, o apie tai, o kodėl mes visgi nenorim. Arba ko mums reikia, kad mes norėtume. Ir tada šiek tiek jau pokalbį tampa vis arčiau realybės, žmonės įsitraukia ir tas galutinis rezultatas būna geras. Ir net kai kuriuose metodinėse knygose yra atskiri skyriai, kaip facilitatoriams tvarkyti su tuo, kad tu negali įsitraukti procesą. Kaip būti su tuo, kad tu kartais žmonėm atrodo, sėdi kambario kampe ten ir nieko neveikia. Siaubas. Ir dar pinigus. Ir dar pinigus įmostai. Tai va, tai dėl to yra labai tokių subtilių momentų, kuriuose galima sugadinti procesą per daug įdedant savęs. Ir čia yra nemažas skirtumas tarp konsultanto. Konsultantas žino, kaip daryti dalykus, jis ateina, pasako, ir tai yra tam tikros universalios tiesos. Aš ateinu su prielaida, kad kiekviena organizacija yra unikali ir žmonės joje žino, ko jiems reikia, tik jie galbūt nemoka apie tai kalbėti. Ir dažnai vadovai sako, tai kaip čia mums būt dabar kartu, parekomenduokit. Ir aš sakau, iš kokio konteksto. Esu dirbęs ir su įkalinimo įstaigom, ir su kariuomenė, ir su įvairių nevyriausybinių sektorių. Ir sakau, jūs norit
bėgti, lėkti, rėkti, ar norit už rankų susikibę rate sėdėti, sakau, aš jums iš viso spektro ir joms visoms tai veikia. Ir jūs turite rasti savo. Tai mano darbas yra padėti jiems apie tai kalbėtis ir priimti kokybiškus sprendimus, kurie veikia, kurie nėra butaforija. Skamba labai daug neapibrėžtumo tavo darbe. Ir man atrodo, Sakyčiau, kad aš negalėčiau tokio darbo dirbti, nes aš negaliu nesikišti. Aš esu tas žmogus, kuris būtinai turi kažkur įsikišti, paaiškinti, pasakyti, kaip turi būti. Jeigu kažkas tai nenori dalyvauti, į kokias grupės susiskirsit pagal kokį principą, nėra čia ko. Ir čia, kai stoja tokia ilga tyla, reikia, kad būtent nepradėti visų ten, nu tai kas nors, prašau, pašnekėkit, jau laikas, nu tai jau žiūrėkit, kiek čia. Nu, ką tu galvoji, ką tu galvoji? Taip. tu per daug tyliai. Tu per daug tyliai, jo, tu čia nedalyvauji, reiškia. Tai yra niuansai. Tai tam tikrą prasme, žinai, ir į mūsų temą. Aš tarp kitko temą pats pasiūlė, atsparumas, ne? Tai važiuok, atsparumas tam, pavadinkim taip, tylos spaudimui arba žmonių nenorėjimui spaudimui, arba šiaip susiduri, kad organizacijose, dažnai kalba iš viso apie, tą tokį žmonių, nežinau, nenorą dalyvauti kažkame, arba kaip tik per daug visko vyksta ir stresas ir nebežinau ir tada vėl nebesijaučiu galintis visko pakelti. Iš kur ta tema atėjo? Man šitą temą atėjo turbūt iš to, kas dabar pasaulyje vyksta. Ar ne? Ir taip kaip organizacijos šiuo metu, negaliu sakyti, kad visos, bet tikrai yra daug tokio pasimetimo, neužtikrintumo ateitimi. Ir tai, ką dabar paminėjai prieš tai, aš gal net pavadinčiau šiek tiek apatiją, kad žmonės galbūt kai kurie tampa apatiški organizacijose, bet nenoriu per daug, atstokit, aš noriu tiesiog dirbu savo darbą, nekvaršinkit galvos. Bet man pačiam buvo kilęs klausimas, o tai kaip padėti organizacijoms naviguoti savo veikimą tokiame kontekste, kuris darosi vis mažiau nuspėjamas, kuriame vis mažiau aišku, kas bus rytoj. Bet gal čia ir yra, žiūrėk, atsparumas, taip kaip Ieva sakė, kai kurie įsivaizduoja, ne, čia viskas dega aplinkui, o man aš darau savo darbą, nes aš žinau, ką aš turiu padaryti, aš esu buhalteris, turiu suskaičiuoti ir man nesvarbu, kad viskas sudegė. Aš esu atsparus ugniai. Taip, esu atsparus ugniai. Taip, trumpalaikiai perspektyvai, taip, bet organizacijoje jinai pati kaip organizmas, klausimas, kiek tas žmogus tada padeda jai. Ir šiaip buhalteris labai gerai pasakei, yra labai graži iliustracija žmogaus, kuris šiaip negali sėdėti ir fantazuoti, šiandien formą užpildysiu šitai. Taip, o po mėnesio metinę ataskaitą su kolegom pasitarsim, dar ką ten įrašysim. Tai nėra žmogus, kuris laviruoja. Bet kai kalbam apie vadovus, ar ne, kurie turi vesti žmonės į priekį, turi padėti jiems išlikti motyvuotais, kai kalbam apie strategiją, ar ne, tai jau yra dalykai, kur tu turi sėdėti, galvot, planuot, ir toksai apatiškumas jis organizacijai jau būtų tikrai žalingas. Nes žmonės, kurie yra arti konteksto, to jau realaus, sakykime, pasaulio, jie turi daugiausiai informacijos apie tai, jie turi realios informacijos apie tai. Ir jeigu organizacijoje viskas yra gerai, tai tada iš to realaus konteksto ateina labai aiškus signalai ir įžvalgos apie realias problemas, apie realius iššūkius, kuriuos reikėtų spręsti, ateina galimybė daryti drąsius sprendimus, pokyčius ir panašiai. Ir jeigu šito nedarom, tai mes tiesiog važiuojam tokiu traukiniu, kur visi apsimetam ir visi sukandę dantis, kaip nors. O jeigu mes nuolatos judam, keičiamės ir adaptuojamės, pradžioje gal tai atrodo kaip sudėtingas arba nemalonus procesas, nes yra daug galbūt negatyvo, bet ilgainiui pati organizacija yra daug atsparesnė, nes jinai geba keistis pagal tai, kas iš tikrųjų vyksta, o ne taip, kaip norėtume, kad būtų ir tokiai, ne iš tos fantazijos, kaip norėtume. O kaip tu galvoji, žinai, ar yra kažkokie indikatoriai, žinai, kaip organizacijai, jos vadovam turbūt ar ne, atpažinti, kiek mes esam atsparus. Nes to atsparumo šiaip ten, aš kadangi irgi kiek ruošiausi, ar ne, žiūrėjau, kad atsparumas dar ten gali būti skirstomas į skirtingus tos atsparumus, psichologinis, emocinis, fizinis, visuomenės, ar ne, ten tų atsparumo formų yra labai skirtingų. Kaip organizacijai suprasti, ar mums čia reikia pastiprinti savo atsparumą, ar mes esam pakankamai atsparus ir galim funkcionuoti taip, kaip Jeigu sėdim nieko nevyksta, reiškia atsparus. Jo, kaip... Jeigu nieko nejaučiam, kaip ir viskas gerai, taigi čia tik darbas. Pelno eilutė neminusinė, žinai, reiškia gerai dirbam. Ir čia šiaip įdomu, pelno eilutė neminusinė, aš esu turėjęs ne vieną klientą, didžiulės organizacijos, kurios gyvena iš tokių labai ilgalaikių užsakymų. Ten didžiulės industrijos, hardcore'inės.
Ir tikrai žino, kad 10 metų į priekį dar ten viskas vagonais garantuota, važiuos. Ir viskas, visi sėdi, nosį krapštą, jokių sprendimų sudėtingų priimti nereikia ir atbunka. Ir tada staiga, kažkokia... Karantinas. Taip. Geopolitinė situacija pasikeitė ir tada... Hormūzo sąsiaurį kas nors uždarė. Taip. Arba kai buvo laivas Karsai užblokavęs Sueco kanalą, ne? Ir tada... ką daryt? Ir tada visų akis į kokį vadovą. Tai ką daryt? Ką darysim? O koks generalinis sėdi, bet tai palaukit, jūsgi mano komanda, visi, bet tai tu mūsų vadovas. Šaržuojant, bet ir tai nėra, vien tai, kad organizacija yra pelninga ir atrodo, kad veikia sklandžiai, kartais galima sakyti, kad jai tiesiog sekasi. Aš taip, nebijau kartais paklausti, ar nėra taip, kad jums tiesiog sekasi, nes panašiai kaip buvo, toks klasikinis yra pavyzdys, Antro pasaulinio karo metais, kai grįždavo lėktuvai iš fronto, kurie parskrisdavo ir žiūrėdavo, va čia juos pašovė ten ir ilgą laiką tvarkė ten, kur juos pašaudavo, kad būtų stipresnis lėktuvas. Tol, kol vienas žmogus nesugalvojo, bet palaukit, tie, kuriuos pašovė kitur, jie negrįžo. Ar ne? Ir tada pradėjo tvirtinti kitas vietas ir pradėjo grįžti daug daugiau lėktuvų. Tai čia irgi yra, kad mes žiūrime tuos sėkmingus pavyzdžius. Ir kiek tyrimai rodo, šiaip nemažai jų irgi gali būti dėka sėkmės, bet save užburiam, kad mes iš tikrųjų viską darom teisingai. Ir kai staiga viskas pasisuka mums netikėtą linkme, mes nebeturim įgūdžių arba iš vis jų niekada ir neturėjom, kurie mums padėtų su tuo tvarkytis. Ir grįžtant prie tavo pradinio klausimo, ar ne iš ko spręsti, aš tą dažnai pačioje pradžioje tapatinu su atvirumo kultūra. Ir klausiu vadovo, ar yra dalykų, apie kuriuos jūs negalit garsiai kalbėtis, arba nekalbat garsiai, arba kalbat mažose frakcijose. Ir visi iškart sako, taip. Ir tada, o kas tai, ar ne? Kodėl jūs negalite apie tai kalbėtis drauge? Ir tada atskira tirada prasideda. Tai šitos dalykus pradėjus spręsti, jeigu bent kažkas tokių atsiranda, jau galima iš karto pradėti. Tai vos nereikėtų pasitelkti tą komandos disfunkcijų, tą piramidę ir pasižiūrėti, kuriam aukšte jie gyvena. Aukšte mes esame. Bet aš galvoju, gal mūsų klausytojams visai būtų įdomu patyrinėti, žinai, kaip pasižiūrėti, per kokius lygmenis. Tai pradiniai tenais, jeigu teisingai įsimenu, reikėtų, žinai, pasitikslinti, pradinis yra būtent, kad jeigu ten nesišneka, jeigu ten slepia kažką, tai jeigu, žinai, nesijaučia, paskiau, jeigu bijo kritikuoti, vengia konfliktų, tai, ką tu sakei, konstruktyvūs konfliktai, žinai, jie gali vykti ar ne. Arba aš nesakau, dėl to, kad, žinai, kažkaip tai kiti įsižeis. Paskiau ten sekantis lygmuo, dabar nesimenu, yra... Pirmas, galiu šiek tiek padetalizuoti, yra pasitikėjimas. Čia Pelenčionio modelį kalbam. Tai pirmasis yra pasitikėjimas ir jisai sakė, nuo šito prasideda viskas. Ir pasitikėjimas atrodytų, aš pasitikiu, kad tu padarysi darbą. O iš tikro interpretacija dažnai yra pasitikėjimas tavo reakcija į tai, ką aš pasakysiu arba padarysiu. Kitaip tariant, aš pasitikiu, kad tu adekvačiai sureaguosi į dalykus, kuriuos aš sakau. Ir tada man yra ramu, aš galiu atsistoti susirinkimą ir sakyti, žiūrėkit, mes varom ne į tą pusę, arba aš matau problemą ten, šiandien ir panašiai. Nes jeigu šito neturim, jeigu aš bijau gauti per galvą, ir man yra taip pat minty vienas irgi toksai nutikimas, viena strateginė sesija, antra diena sėdim su didžiulio vadovų grupe. Ir žmogus atsistoja ir kelia iš tikrųjų esminę problemą. Sako, žiūrėkit, mes čia sunku ten, reikia dėmesio va šičia ir panašiai. Pasako, tada atsisuka į generalinį ir sako, ar aš dar turiu darbo vietą. Ir tai ne juoku, čia ne juoku. Ir generalinis nieko neatsako. Ir viskas. Ir toliau pokalbis vyksta. Ten to ašaras visą kitą. Bet... Tokioj kultūrai klausimas, ar žmonės kelia tas tikrasias problemas ir organizacija keičiasi pagal tai, kurie iš tikro reiktų keistis, pagal tą informaciją, kuri yra reali, ar pagal tai, kaip nori kažkoks vienas žmogus. Ir čia į tas disfunkcijas jau ateinam į aukščiausią tą ego. Ten ego, ten ir taip toliau. Bet čia iš tikrųjų, apie tai, kiek aš slepiu tai, kas yra man svarbu, žinai. Tai lygiai taip pat ten buvo ne vienas tyrimas padarytas. Pavyzdžiui, aš kartais, kai šneku, žinai, su žmonėmis, tai vienas tai faktas, kad artimiausias vadovas žino tik 74% tos informacijos, kuri yra komandose. Gal tai yra normalu, bet vėlgi, priklausomai. Jeigu tu dar mažiau žinai, įsivertinti ten kartais pletkų reikia tiesiog paklausyti, žinai, ir pasižiūrėti. Aukščiausio lygio vadovas žino 4%.
Tai vat klausimas, kiek tos informacijos, žinai, ateina, nes žmonės šiaip jau yra linkę slėpti, pavyzdžiui, savo klaidas, savo kažkokius tai nesusipratimus, savo kažkokius tai ten nežinojimus arba dar kažką, bet tai veda į dar didesnės klaidas, žinai. Čia vat, kai kalbam apie fast failingą, tai buvo Amerikoje, man atrodo, ligoninėse padarytas tyrimas, kur analizavo, žinai, vienoje ligoniniai labai daug buvo, kaip čia, pranešimų arba užregistruotų tų įvykių, kai sumaišo vaistus, pavyzdžiui, slaugytojos. O kitoje ligoninėje nebuvo daug užregistruota, bet realiai mirtingumas ir problemų ta antroji ligoninė turėjo daugiau negu pirmoji. Ką tai reiškia? Antroji tiesiog slėpė, neregistravo, nes, ta prasme, tu neužregistruoji, tai problemos nėra, nematau, reiškia, neskauda. Don't look up, kaip ten tas filmas žiūrėjo, nežiūriu, reiškia, neatskrenda kometa. Ir kai pradėjo, o kodėl neregistruoja, todėl kad bijo prisipažinti, todėl kad bijo pasiekmių, o pirmoji ligoniniai, kadangi registruodavo, aptardavo, ieškodavo būdų, kaip, žinai, tenai sureguliuoti viską, tai tas tiesiog geresnės pasiekmes turėjo. Ir čia yra tas apie tą pasitikėjimą, žinai. Šiaip tu labai gerą pavyzdį ištraukė, nes medicinos industrija bendraja prasme yra viena prasčiausiai besitvarkančių su nesėkmėm. Ir geras nes jos labai brangiai kainuoja tos nesėkmės. Taip. Kitas polius yra aviacija, kur kiekviena klaida, jinai iš karto momentaliai tikrinam, kodėl, kaip, ką integruojam, keičiam, ir matom, koks yra progresas. Bet šiaip prie įmonių kultūrose vienas iš tų dalykų, dažnai irgi apie tų problemų kelimą, yra toks vadovų labai klišinis požiūris, atėjai su problema, atnešk ir sprendimą. Ir čia yra irgi vienas... Arba netgi 3 sprendimus turi, 3 pasiūlymai. Ir iš tos delegavimo teorijos parekomenduok, kuris geresnis. Tai va. Bet šiaip jau tai yra irgi žalingas dalykas, nes pavyzdžiui, man nereikia būti futbolininku, kad pasakyčiau, kažkas neįmuša į vartus. Bet aš nežinau, kaip tą padaryti geriau, bet aš matau, kad neveikia. Tai aš dabar sėdėsiu, vadovas prašys sprendimo, vėl čia pyks ant mane. Aš negaliu nieko sakyti, ne? Negaliu nieko sakyti. Ir man yra iš vienos gamyklos šiai vadovų įstrigęs pavyzdys, sako, aš einu, naktinę pamainą, matau varvą iš vamzdžio kažkas. Sako, pastatau kibirą, rytinę pamainą susitvarkys, ką jau čia man į tą mano track rekordą varnelės nereikia, čia kažkaip pusvalandis liko. Ir tokių, kai prisiklausai ir supranti, kad iš tikro, tai yra atspari organizacija. Ne, ten, kur yra pilna baimės, nėra atvirumo ir mes tą atvirumą kartais tapatinam su, čia atsiverkim, papasakokim, niekam tai neįdomu. Iš tikro, atvirumas, mano galva, turi būti pervadintas tiesumu organizacijos. Ar aš galiu tiesiai pasakyti tai, ką galvoju? Be abejo, neįžeidžiant ir kultūra visą kitą. Čia aišku irgi atskira tema. Čia labai mes kažkada diskutavom apie tai. Psichologinis saugumas. Bet iš principo, jeigu mes to net nesugebam, tai visa kita yra, dar labai toli, iki sveikų konfliktų ypač. Ir kol to nėra, tai mes tokia butaforijai gyvenam. Ir šiaip dauguma organizacijų, kurios, čia netikėtai palėtėm, bet to perdėto pozityvumo kultūroje, toksiško pozityvumo kultūroje, jos realiai irgi stringa šitoje vietoje. Nes viso dabar tas toksiškas pozityvumas, žinai, vis skamba visur, man toks jausmas, kad jisai labai plinta. Aš dar vieną naujadarą sugalvojau, besiruošdama, žinai, verslinis pacifizmas, žinai. Nagi. Jau klausom. Jo, ta prasme, pacifizmas kas yra? Aš nedalyvauju, aš nekariausiu, aš neįsitrauksiu. Tai, žinai, versle atsiradęs tas toks irgi, žinai, tik tai gerus dalykus sakyti, nesiginčyti. Aš čia bangų nekelsiu, žinai, nes gali kas nors išžeisti, nes gali ten kažkaip tai į mane pažiūrėti, nes gali dar kažkaip. Ir gaunasi toks pacifistas, žinai, verslo pacifistas, gyvenkime draugiškai. Ten pelkė, žinai, po to kilimu, bet mes ant kilimuko vaikštom visi gražus ir tvarkingi, baltais marškinukai, žinai, pasipuošę ir ten... žodžiu, visi gražus. Aš galvoju, žinai, kad natūralu, nežinau, kur šitą temą nuvest, ar ne, nes jau jaučiu, kad... Jau panašu, kad... Daug labai spalvų, bet apie tą, pasakėt, ar ne, apie tą pasidalinimą ir aš X variantų turiu, ar ne, kai žmogus sako, aš norėjau prie grupės pasakyti, bet pagalvojau, kad čia vienas būsiu toks, taip mąstantis, žinai, ir po to kažkur tai už
užkuliusiuose, supranti, kad, ten 60-70% taip mąstė, bet visi turi tą tokią mintį, kad aš nenoriu būti tas, kuris būtent pasako tai garsiai, žinai. Tai kaip tą išugdyti, kaip tą išauginti, nuo ko pradėti apskritai šitą, žinai, kažkaip atvirumą auginti, tiesumą, galbūt ne atvirumą. Nes man dar, nuklysiu, bet atvirumas, man atrodo, labai dažnai organizacijose yra maišomas su atvirai rodykime emocijas. Žinai, kad būkim atviri, tai reiškia pas mus galima verkti, būkim atviri, tai reiškia aš galiu pasakyti, kad pas mane šeimoje kažkas tai vyksta, ar ne, kad va čia yra atvirumas. Bet tai, ką tu sakai, man atrodo, gera frazė, šiaip yra būti tiesiam su to, kas vyksta, ką aš matau ir nebūti nuteistam už tai, kad aš turiu kitą požiūrį, žinai. Nežinau, ar čia klausimas, ar čia padariau monologą, bet... Bet čia mes vėl grįžtam prie to, kas yra fasilitatorius, ar ne? Aš kaip ir sakiau, kad mes bandom kalbėtis apie tai, kas neturi objektyvios tiesos. Ir yra tas klasikinis irgi, pastatom čia statulą per vidurį, mes ją visi matom iš skirtingų kampų ir aš galiu pasakot, va čia matau, čia kampuota, čia dygliuota, o pas tave gal apvalus kampas ir tu sakysi, ne, pas mane apvalu, o tu iš vis sakysi, čia kažkoks ten įlinkimas. Ir mes galim tada bandyti čia vieni kitus įtikinti ir dažnai tą vadinam, tai čia padiskutuokim, ne, čia emocijos, viską. Bet galim kartu bandyti suprasti, ką mes čia matom, kaip man atrodo, ką aš matau, ką jūs matot. Ir va tada ir atsiranda tas pilnas paveikslas, bet tam reikia įgūdžių, tam reikia praktikos, tam reikia mes su grupėmis bent jau šnekėtis pradėti iš viso, pakęsti vieni kitus, išlaukti iki galo, kol žmonės pasako. Ir dažniausias būdas tai yra, aš šiaip žmonėms dažnai sakau, jūs tiesiog pabandykit pradžiai, bet su klientais per briefus, kai kalbam, sakau, jūs pabandykit patys ratu tiesiog pasišnekės, po vieną, ratu, tiesiog iki galo duokit visiems erdvę. Ir tas neišeina, bet tai yra pati pradžia, pats pradas. Ateina šitos tokio, žinai, teisingai mes matom iš skirtingų ir, kaip tu sakai, tiesumas, žinai, ten man atrodo, tai per daug aštrų, kažkam gal irgi atrodys per daug aštrų, žinai, atvirumas irgi, žinai, kokią formą, čia ir taip toliau ir panašiai. Bet kartais tas nesusikalbėjimas ar neteina kartais iš to, kad mes, tiesiog nepažįstame vieni kitų. Ką žinau, man net ir mūsų organizacijos, žinai, istorija, nesenoji istorija, kur iš tiesų išeina žmonės, žinai, ir visi su tuo skirtingai jaučiasi ir, dėl įvairių priežasčių, bet, vėlgi tų pačių neišsakom, lyg ir atviri, lyg ir, žinai, žinom kaip, esam fasilitatoriai, lektoriai ir ten visokie kokie, bet iš tikrųjų, kartais reikia susėsti ir tiesiog duoti erdvę išsišnekėti žmonėms, pasakyti tai, ką galvo, be jokios reakcijos, be jokių tenais kažkokių tai. Ir, taip atrodo, žinai, išėjom iš to pokalbio, pasidarėm tokį pokalbį, išėjom iš to pokalbio, what the fuck, kas čia nutiko, žinai. Daugelis išėjo, tai nesupratau. Bet aš manau, kad ilgainiui susigulėjo. Paskiau pasidarom kokius nors, žinai, kvailus žaidimėlius. Aš, pavyzdžiui, per seminarus visą laiką darau tos, man kartais priekaištauja, sako, kvaili žaidimėliai, pažinite, užpildykite bingo ten, pasakykite, ko apie jūs nežino kolegos, ten, pasakykite dar ką nors. Čia nesąmonės, kam čia to reikia? Taip, nesąmonės, bet tai duoda geresnį, tokį pasąmoninį, nežinau, supratimą, pažinimą vienas kito ir iš to tu tada turi geresnį ryšį, tau drąsiau pasakyti. Tu matai, kad, žiūrėk, jisai irgi crazy, žinai. Jisai užsiminėjo kokį nors ten VTV nesąmoningų sporto arba dar kažką tai daro. Tai gal su juo galima visai pašnekėti kitais kampais, žinai, arba kitaip kažkaip. Tai, man to tokio trūksta, žinai, pažinimo. O mes dabar išėję į išorę, į tą veikimą nuotoliu. Ir tenais iš to nuotolio, nežinau, kai kurios organizacijos eina primityviu būdu, sako, dabar visi sėdėsite ofisuose. Nežinau, ar tai padės. Man atrodo, ne. Bet čia, žinai, kaip tu sakai, tai žaidimėliai, žinai, aš irgi daviau nesenai vienai grupiai tokią veiklą, vertinti tam tikrą savo emocinį saugumą tam tikroj temai, atsistoti į rato tam tikras dalis, žinai.
Ir didžioji dauguma atsistoja tarp 7 ir 10, nu, ten tokioj daly, žinai, ir 2 žmonės atsistoja ten, kur yra, berods, gal 4-5. Leksi, atspėsiu, kas nutiko. Bet atsisuko, tu kur jūs? Taip, ateik, negali būti, kad tu savim nepasitikė, ateik, tu savim pasitikė. Žinai, ir čia bando įrodyti, kad tu taip kaip jautiesi nėra okei, žinai. Ir čia net nėra nei žaidimėlis, tiesiog pasičekinimas, kur mes stovim. Efektas įtraukti, žinai, tu turi jaustis taip, kaip aš jaučiuosi. Turi, negali būti, tu esi vienas iš mūsų, žinai. Taigi tu čia 10 metų dirbi, kaip tu gali nepasitikėti savim. Ir man atrodo, va čia ir yra, kai mes net neleidžiam žmogui šiaip jau būti su tuo, kaip jisai dabar jaučiasi, žinai, su tuo. Ir mes ten sutarėm, kokios to pasiekmės, žinai, nu vėlgi grįžtant į tą pačią atsparumo temą, ar apskritai susikalbėjimo, arba ten, nežinau, pokyčių, veikimo efektyvaus ir taip toliau. Čia gal aš ne keli sluoksniai. Vienas tai, apie ką tu Jūrate prieš tai kalbėjai, aš gal labiau išgirdau, žinai, pasišnekėjom ir išsivaikščiojom ir tai kažkaip nesitęsia ir keista ir po to nugula. Mes kai dirbam nes tai yra realus efektas, žmonės taiga pakalbėjo daugiau, kartais galbūt negu planavo pasakyti kažką. Taip. Ane, ir toksai, ir tada kaip čia dabar? O tai kas dabar bus? Emocinių pachmėlų. Taip. Nu, toks. Kai kitą dieną galvoja, gal nereikia. Tai visai gal ir nieko, žinai, toks, nu, tokiam pachmėlę biški pabūti. Tai vienokį ar kitokį jie išsineša visi šitie žmonės. Aha. Arba kaip tik, kad, tas nieko nesakė, tai turbūt, arba kaip tik kažką nesureagavo. Aš tai pasakiau, o jinai tai sėdėjo. Irgi tą patį žinau, kad tą patį galvoja, bet man nepritarė, žinai. Arba aš čia jautriai taip visko, jam čia tik skaičiai rūpi, žinai. Visi tokių. Ir labai svarbu yra vienas dalykas apie tai irgi kalbėtis. Tai yra dalykas, kuris šiaip gali turėti ir neigiamų vėliau pasiekmių, nes tada visi gali taip ir išsitaškyti. Jeigu tai va aštru labai buvo ir tada... Tai aš sakyčiau, vienas dalykas buvo nebaigtas procesas. Čia yra. Šiaip yra jo momentų. Kad turėjom šiaip, turi žmonės užsidaryti, pasidaryti jau savo išvadas kambaryje ir visi kartu, o ne tiesiog atidarėm, sujaukėm, ir ir išsiskirstam. Einam dabar papietausim. Einam papietausim. Nieko čia nebuvo iki pietų. Ir aš taip galvoju, blemba, aš nenoriu pietauti. Ir būtent dėl to, šiaip mes su kolegė, su Egle Daunienė, mes kai dirbam, mes vieną turim strateginių sesijų metodą, kurį praktikuojam. Tai jisai labai griežtai sako, turi būti 3 dienos. Kitaip tariant, 2 pusdieniai su 2 nakvynėm. 3 pusdieniais, 2 pusdieniai, 1 diena, tame tarpe 2 nakvynės. Nes žmonės grįžta namo, permiega arba negrįžta namo, susugula ir ateina kitą dieną, jau šiek tiek su mintim, kurias toliau norisi vystyti ir kažkaip jas suformuluoti į kažką. Ir tai yra be galo svarbu, nes kitu atveju, tai čia yra tokia butaforija. Dar sakykit, kas metus, tai susirenkam, taip atidarom ir vėl laikė, žinai. Ir tada galima sakyti, kažkas po metų sakys, tai nereikia, praeitą kartą šnekėjom, gal šį kartą su dviračiais važiuojam. Geras, nes tikrai yra tam tikrose grupėse ir pas mus, aš irgi netgi pastebiu, kad kiekvienais metais netgi tie žmonės, kurie turėjo aštrumo, jie tampa mažiau aštrus. Kažkas tai nes aš traukiuosi į tą silent quittingą, žinai, aš sakiau, kas iš to jo atsiranda apatija, aš nebenoriu. Ta prasme, aš darau tą savo darbelį, čia dega, gerai, biški padegs, parusens praeis, žinai. Bet jeigu kitą dieną kalbėtume, o ką reikštų integruoti tai, ką mes kalbėjom, ar ten ką reikštų veikti pagal tai, kaip mes norim, tarkim, arba kur mes norim būti, žinai, ir kodėl ten svarbu būti, žinai, va toj vietoj, o ne šitoj. Ir tada toliau šnekam, tu turi vėl erdvę, taip jau sakyt, prisidėti, ir tada atsiranda galutinis rezultatas. Kitu atveju, jeigu jo nėra, tai yra fainai, šiaip geriau negu nieko, nors irgi klaustukas, nes, jeigu išsitaško visi, irgi nėra tvarka. Kažkokių follow-upinių tokių pokalbių vis tiek jų reikia. Ir dabar galvoju, tu sakėjai dalykus ir pabėgo man tą mintį čia dabar per visą diskusiją, bet aš dar galvoju, tu akcentuoji visą laiką kalbėtis, mes čia irgi, žodžio žmonės, mes kalbantis žmonės, bet yragi tokių organizacijų, kuriuose kalbėtis reiškia čia šūdamaltis, atsiprašau dabar už grubumą. Einam reikalus daryti, ką čia kalbėtis, žinai, su tokiais įmanoma rasti, nežinau, padaryti savo fasilitavimo sesiją. Taip. Tikrai galima. Ar jie pradeda šnekėti? Jie pradeda. Man yra labai strigus viena organizacija, aš su jais porą metų reguliariai dirbau.
Ir būdavo vienas žmogus, kuris demonstratyviai per kiekvieną susirinkimą, maža komanda, ten 10 žmonių gal. Bet tai va sėdė, nu ir iš serijos, nu tai kokie lūkesčiai šiandien, taip toliau. Nieko neturiu. Nieko neturiu, ne. Nieko. Nesuprantu iš viso, ką jūs čia veikiat. Ir vėliau mes taip labai žaismingai, bet tas žmogus tapdavo tokiu lakmuso popierėliu, kuris indikuodavo, kad kalbam apie iš tikrųjų aktualią temą. Kaip? O tai ką jis darydavo? Ne, tiesiog tai jis įsitraukdavo. Realiai, nes jeigu tam žmogui yra neįdomu, o mes sakom, čia yra vadovų susirinkimas, kur dalykai yra, nu, apie visą organizaciją ir toliau, jeigu tam žmogui neįdomu, tai reiškia vienodai. Ir šiaip, jeigu aš sakyčiau, žiūrėkit, jeigu nuo mūsų strateginės sesijos įsitraukimo būtų bonusai, padidėtų koeficientai ir taip toliau. Visi taip sėdėtų tyliai? Ne. Ar ne? Tai reiškia, kad aš ten tie žmonės, jie nemato tame prasmės. Ir labai dažnai mes kalbam apie butaforinius klausimus, dėl to žmonės ir neįstraukia. Dėl to ir reikia juos, hei, linksmiau, drąsiau, ar ne, pasidalinkit. Tai reiškia, kad žmonėms tiesiog neaktualu. Bet jeigu kalbėtume, ir vėlgi čia yra fasilitatoriaus darbas, ar yra grupė pajėgi apie tai kalbėtis kartu, kokiais metodais, kaip reiktų tą daryti, kad jie galėtų dalintis ir galėtų konstruktyviai kurti sprendimus, kuriems vėliau būtų įsipareigojimas. Nu, tas komitmentas angliškai, ar ne? Tai va, ir šiaip tai, va čia atsiminiau, ką norėjau pasakyti. Kartais, dabar aš taip suprantu, kad aš toks gan tiesus esu ir su grupėmis ir tą stilių turiu tokį tiesų. Aš kartais sakau, jeigu jūs nematot problemos tame, vat, pavyzdžiui, sako, taigi čia nėra problemos pasisakyti. Aš sakau, gali būti, kad jūs esat problema. Nes žmonės, kurie, nu čia labai lengva yra paimti tuos garsiausiai kalbančius, bet žmonės, kurie garsiai kalba, eterį užima kartais iš tikro dėl savo vidinių įtampų, jie taip visus užgožia, kad realiai, jeigu tu nori gauti vietą pasaulyje, tu turi tada konkuruoti arba kovoti. Ir ne visi žmonės nori tą daryti. Jie turi gerų minčių, jas mielai išsakytų, bet jie neturi tam erdvės, nes jie užima žmonės, kurie žiauriai garsiai kalba, o jie tą dažnai daro dėl to, kad yra vidinė įtampa tylai. Taip. Ir tada reikia pajokauti, tada reikia ten kažkokias nesąmonės šnekėti. Ir jokių būdų humoras yra labai gerai, jisai gali padėti grupėms išsijuokauti iš labai sudėtingų situacijų. Bet, pavyzdžiui, pakalba apie sudėtingą temą, ir tada vis tiek gali pargrįžti tą gerą emocinį foną. Čia yra atsparių komandų bruožas, aš sakyčiau. Bet ne vietoj ir ne laiku, jisai trukdo žmonėms įsitraukti ir tada va, tie žmonės, kurie nemato problemos, iš tikrųjų ir supranta, kad geras, aš darau tokią įtaką grupiai, aš šitaip ją sukuriu. Ir kvietimas tada jiems dažnai yra, tai tu naudok tą savo stiprumą, bet tu naudok jį, kad įtrauktum kitus, nes jeigu tu esi toks stiprus, kad gali prieš visus atsistos, sakyt gerai, taip pat kaip pajokaut gali, tai gali ir sakyt, dabar palaukit, ne visi išgirsti, o ką Antanas, žiūrėkit, niekaip Antanai, ką tu galvoji, žinai. Ir tai yra jau kitas būdas panaudoti savo stiprybę grupės labui, o ne tiesiog savo tolimesniam įprastam režimui. Bet žinai, dar galvoju apie irgi gal kelias grupės turiu prieš savo akis, žinai, kad yra tokių grupės gelbėtojų, kurie, vat, kaip sakai, iš baimės tylos bando ją užpildyti kitų pasisakymais ir nutraukia taip specialiai. Nu, aš vieną vadovę turiu prieš akis dabar, kuri visą laiką neleido man išlaikyti tylos. Nu, kaip neleido, turbūt taip susiklostė, žinai, bet aš laukiu, kol pasisakys, ko nieks nešnekat, ko nieks nesakot, ne, praėjo ten kažkiek tai vėl, nu, tu tikrai turi šitą temą ką pasakyti, tai prašau, drąsiau, žinai, ir realiai tai tą dinamiką pati ardo. Taip. Nepaisant to, kad nori gero, ne? Ir sako, nu pas mane šiaip komandai visi tokie, gal grupiai labiau tylesni, tokie nelabai dalyvaujantys, žinai, ir užtenka ją išeiti. Pavyzdžiui, skambutis, ar ten aš nuo pietų nebeprisijungsiu, ir žiūri, kad žmonės šneka, nes jie turi erdvę, žinai. Tai va tau čia irgi tema gal kita, bet kaip tą tokį grupės, žinai, tvirtumą formuoti, kad jie gebėtų šiaip jau suprasti, kada šneka per daug ir kada kitus gelbėja. Nu, ar čia konfrontuoti? Žinai, sakyti, kad žiūrėkit, jūs per daug reiškite, žinai, duokit kitam. Čia yra toks mokymosi procesas vis tiek. Aš lygiagrečiai dažnai dirbu kartu su vadovais, nes atvirumas šiaip vadovam nėra patogus. Man yra kitas pavyzdys, yra viena organizacijai, pardavimų skyrius ir savininkas sėdė. CEO savininkas, visą kitą. Sėdė ir viena pardavėja sako, žinokit, jūs čia iš manęs nieko neprašykit, aš čia tiesiog plaukiu pasroviui. Nu, tiesiai šviesiai, žinai. Ir jisai,
čia tai, ir po to per pertrauką, čia blogai, kad tai pasakė, žinok, nu čia taip negerai, čia pas mus, žinok, aš sakau, tu džiaugus, tu čia džiauriai atviras dalykas, žmogus tiesiai šviesiai tau pasakė prie visų ir tai rodo apie kultūrą ir mes dabar galim kažką padaryti. Mums dabar aišku, mes nebejudinam to žmogaus, nes jeigu jį ten iki tol judindavo, ten, nu čia nauja kampanija, pakūrybė, žmogus čia sąlyginai sabotuodavo visą procesą ir dabar visiems aišku. Ir čia, kai kalbėjom, kuo tas atvirumas geras, nepažįstam vieni kitų, tai bet per tai pažįstam, suprantam, iš kur kyla vienų ar kitų motyvai, elgtis vienaip ar kitaip. Kažkas nori būti pasyvus, nes nu iki pensijos 3 metai liko. Nenori čia kelt bangų. Kažkas nori, kaip tik statosi namą, dėl to nori kuo daugiau pardavimų ir dar kažko ir lipa visiems per galvas, dėl to aštriau bendrauja. Ir kai apie tai kalbam, tada staiga visiems, tai va kodėl, nu tai viskas aišku, tai gerai. Nes aš tada nedarau savo prielaidų ir, žinai, nėra to tokio, nu vėlgi aš grįžtu vėl prie to toksiško pozityvumo, žinai, kodėl jisai toksiškas, todėl kad mes visi sėdim neva tai patenkinti, nu pas mus mes visi skirtingi, mes visi ten protingi, mes visi ten labai gražus ir faini ir kažkokie tai ten fantastiški, bet neveikia, nu supranti, nejuda. Ir kai tu išlendi su savo kokiu nors, nu gerai, nu grubia forma kokią nors pasakymu, žinai, kad, hebra, what the fuck vyksta, jūs nematot, kad išeina žmonės, žinai, ir, nu, kur čia, kokią tu formą pasirinkai, kaip tu šitaip leidi savo, žinai, taigi čia kažkas įsižeidė, nes ten tas atrinkinėjo, tas bendravo, tas vadovas, anas dar kažkada, bet problema nuo to tai nepasikeitė, žinai, ir vat man tai tas kartais, žinai, nu, tas toksai grubesnis, vat išmušti, nežinau, man kartais piktybiškai norisi, aš esu, žinai, žmogus, kuris, nu, kartais, vat kaip jautis užsispiršti, norisi išmušti iš to saldumo tokio, žinai, nu, kažką tai padaryti, kad susupurtit, nes po tuo saldumu dažniausiai labai daug slepiasi karčių dalykų, žinai, kurie yra nemalonus. Ir vat pažadinti žmonės, nu, tu gali kažkaip grubiai. Taip. Yra tokia, aš nežinau, ar tas grubumas yra vaistas, nu taip, dabar gal aš pats save perkratau, bet man yra įstrigęs, šitai dažnai yra būdinga tech sektorių, ar ne, va turim visą tą naujamiesčio kvartalą, kur ten daug visokių organizacijų yra. Ir ten dažnai tikrai yra, nu, ir patys vadovai juokauja, nu, ne tą jogurtą atvežė, tai šiandien nedirbs komanda. Ta prasme, nu. Bet iš principo, man yra įstrigęs vienas atvejis su viena organizacija dirbant, ne iš ten, bet iš principo irgi viskas pozityviai, čia pas mus viskas gerai, čia fainai, bet būkim komanda ir kažkaip tokia trintis. Ir mes po to taip kapstom ir sakau, žiūrėkit, o kas jūs padaro komandą? Nu, vat, ir visi taip sėdi, žinai, sakau, o mes gal ne komanda šiaip? Sakau, tai, sako, šiaip, tai mus, nu, aš taip jau kartais klausiu, žiūrėkit, jūs gal tiesiog tai, kad jūs vadovės, KPI-sas esat, jūs žmonių grupė, tai ir yra komanda. Visi jo vadovai irgi tiksliai sako, o tiek pastangų deda čia, suklijuokim, sulipdykim, kartu veikim. Ir tai tuščias darbas. Ir staiga sako, tai mes tą biudžetą dabar galim tiesiog pramogom leisti. Arba ten dar kažkam, kur daug naudingiau ir realiau. Ir kartais toksai vien pripažinimas, nu aš taip labiau mėgstu per tiesumą ir tokį realų pažiūrėjimą. Nes tų pavyzdžių iš tikrųjų nemažai yra, vat, kaip tu sakai, ir aš kartais gal dėka to, kad turiu patirtį su labai daug organizacijų, ar ne, ten turbūt jau keli šimtai per visus 10 metų, kur matai, kaip žmonės ten keiksmažodžiais čiut netrodo į nosį duos vieni kitiem ir jie aiškinasi va taip prie stalo strategiją. Ir jie normaliai dirba, viskas eis okei. Taip. Ir yra kitas polius, kur kažkas, vat, kaip tu sakai, žinai, šiek tiek pasakė, nu, vat, nežinau, aš tai nenoriu, tavo idėja ten gal prasta. Ir ten ašarų pakalnė. Viskas, mano idėjas nepriėmė ir kokiu tonu man tai pasakė, žinai. Ir va čia grįžtam prie to paties, visi yra unikalūs ir reikia apie tai kalbėti tiesiog. Ir galima sakyti, žiūrėk, aš tai neturėjau to, bet tavo reakcijos, kaip mes reaguojam, kaip mes darom tokius pokalbius, ar ne, kaip mums priimti sudėtingas, ar tai apie tave, ar apie mane iš tikrųjų, ar ne? Ir nes tai nėra objektyviai tiesu. Gal tik tai yra, žinai, tam tikros, nu, ką žinau, tendencijos, žinai, nu, čia lygiai taip pat kaip, ką žinau, kažkada vaikus auklėdavo su rykštė, žinai, dabar jau nedaug dievė net pažiūrėti piktai, žinai, vaiką ir tenais jau būsi apkaltintas, nežinau, teroru ir ten dar kažko, tai lygiai taip pat su to, nu, va, žinai, būkim pozityvus, tik teigiamai grįžtamai ryšį, tik per pozityvą teikime, bet tas užknisa, net ir asmeninėje erdvėje, žinai, nu gerai, nu aš susirgau ten kokią nors, baisia liga, man tai
viskas bus gerai, tu neperink. Kur, blėt, bus gerai? Negerai bus, supranti, aš mirštu. Ta prasme, kas bus gerai? Nieko nebus gerai. Tu man pasakyk, ką aš galiu padaryti, kad aš truputėlį atitolinčiau tas. Viskas bus gerai, aš tikiu. Šiek tiek, žinai. Taip. Bet aš manau, kad šitai keisis. Nes, tai tendencijos, jos turbūt, žinai, verčiasi į kitą pusę, žinai, bet dabar ta tokia tendencija, kažką šviesaus, ką nors matykime, rožinis. Mano patirty jau managementas, skirtingi sluoksniai supranta, kad tai šiaip ne visai gerai veikia. Nes yra fainas terminas butaforinė harmonija. Va. Tai yra, kaip ir sako, tai šiaip labai gražiai sakėjai, turim kilimą po kilimų pelkę, tai aš jau kažkur pritaikysiu. Bet mano vienas iš kartais tokių nišinių dalykų yra būtent padėti grupiai pamatyti tą ribą, kur yra ta butaforija ir ją kartu apžiūrėti ir perlipti. Ir tas tiesumas dažnai ir atsiranda jau po to, kai galim sakyti, visgi nėra taip, kaip mes čia galvojam, kad yra. Ir norint perlipti, reikia kartais išsitepti batus. Jeigu tu tą kilimą patrauksi, tau vis viena tie batai išsimozos, žinai, pasivolioti tam purve reikės, kad ir atrodysi kaip paršas, bet tai ką dabar daryti? Ir žmonės dabar šiaip ir mokosi. Žmonės dabar šiaip ir klausia, dažnai yra, o kaip konfliktuoti, kaip turėti sudėtingesnius pokalbius, sako, mes jau nebemokam. Ir naujoji karta, kurie atėjo ir tampa, jau vadovais, nes vis tiek jau yra naujoji karta, kuri yra kitokia, jiems yra žiauriai sunku, nes jie turi lūkestį iš dar jaunesnės kartos, kuri turi kitas vertybės, negu dažnai turi tipiniai jau senieji ten organizacijų savininkai ir panašiai. Ir iš vis tarp tokio vertybinio rinkinio klešo, kur man rūpi žmonės, aš noriu jiems padėti, bet viršui rūpi tik skaičiai ir toks, ką man su to dabar daryti, kaip gyventi. Ir organizacijos vėl ieško. Kažkurios dar iš 90-ųjų baigia kol kas pereiti tą, įdėkim į tą sumuštinį pozityvo grįžtamą reiką. Jau sumuštinį išmetam, jau visi sako, kad visiškai toks. Bet kai kurie dar neatrado, žinok, viskas gerai. Bet tuo pačiu yra, kur mokosi, o kaip mums išlaikyti tą pozityvumą ir, pavyzdžiui, vis tiek kalbėti apie sudėtingus dalykus. Kaip mums apie sudėtingus dalykus kalbėti pozityviai? Ir dažnai mes... Bet ar pozityviai, ar racionaliai, gal aš taip sakyčiau, žinai, nes man tas, pozityviai man uždeda vis tiek. Galiu pasakyti, jau laikau 10 minučių. Mes tau dabar pašnekėt. Ne, aš galvoju, kas... Tu galvoju, sakyti, jau laikas baigėsi laidai. Jau prieš 10 minučių reikėjo baigti. Aš kažkaip klausau jūsų, žinai, ir apie aštrumą vis galvoju. Kad realiai aštru yra dažniausiai tada, kai yra užlaikyta. Jeigu žmonės nuolatos šnekasi ir nuolatos kažkaip bendrauja, žinai, tai tas aštrumas nebus tokio lygio, kai aš metus laiko kaupiau ir per strateginę sesiją ir išvėmiau, žinai, visiems prieš akis, taip kaip aš galvojau visus metus. Žinai, man tai apie tą labai užsikabinau ant to, kad mes per retai tą darom ir darom per trumpai. Arba laikiau, arba galbūt aš sakiau švelniai. Taip, tada buvau neišgirstas. Tada kitaip švelniai sakiau, tada dar trečiaip švelniai sakiau ir what the fuck niekas negirdi, žinai, ir tada jau šaunu, žinai, kažkaip tai aštriai. Kitas, žinai, momentas, kuris man irgi labai užstrigo apie tai, kad mes dabar, taip aš kaip lektorė, jaučiuosi į vis labiau įrėminamą į kuo trumpesnį formatą, žinai. Ir, pavyzdžiui, yra konfliktų valdymo tema arba streso valdymo tema, kurios yra mano be galo mėgstamos, bet vien į ją įeiti, kad žmogus galėtų atvirai dalinti savo keisais grupėje. Reikia tam tikro laiko, žinai. Ir kai man sako, padarykim per pusdienį streso valdymo mokymus, tai mes iki streso trigerių net nedaisim per tą pusdienį, nes žmonės tik tai patyrinės, ar jie gali čia būti atviri ar ne. Aš suprantu, kad yra skirtingos organizacijos, vienos turi didesnį atvirumą, kitos mažesnį ir ten galima adaptuoti prie to. Bet tiek, kiek man yra tekę patirti, dažniausiai atvirumas ateina ties kokią 15 valandą. Taip. Tada žmonės pradeda dalintis, 16:30 baigiam. Žinai, tai o ta antra diena, kuri galėtų būti, iš tikrųjų, ten, kur mes jau einam į keisus, į kažkokias realias situacijas, kur žmonės nebijo pasakyti ir žiūri, kad nebijo, kad jų įrašas bus perklausytas. Aš esu susidūrus, žinai, kur perklausėm įrašą, ten nebuvo vardų, bet tas žmogus, kieno įrašą klausėm, ten taip susiparino, išėjo, supyko ten, Jezu, kaip čia mane dabar visi priims, nors niekas net nežinojo, kad jinai būtų nutilėjus, būtų niekas net nesupratęs. Tai vat man kažkokio, žinai, tokio atrodo, kad nėra parengties
Klausyti. Tam atvirumui, žinai, kad atvirumas yra vienas, yra sakyti, žinai, ir tas tiesumas. Bet kitas, ar mes gebam kaip organizacija, kaip vadovai, kaip kolegos klausyti, kas turi klausyti? O kas turi? Vat klausimas. Man tai tau klausimą, o kas turi klausyti? Vadovas, čia visi kolegos turi susėdę klausyti tavo šito, nežinau, atsiverimo. Šeima, dar kažkas. Kas turi klausyti? Ar lektorių pasisamdyti, ar fasilitatorių ir jis turi klausyti? Ne, aš grupiai dažnai pačiai pradžiai sakau, žiūrėkit, man šiaip nesvarbu, ką jūs šnekat. Taip tiesiai šviesiai pasakau, dalis. Aš neįčiau pas tave į grupę. Aš dabar kaip pasakoju, kaip aš dirbu, aš dabar irgi suprantu, čia taip be konteksto ir be santykių čia gali keistai skambėti. Man to numerio nediktuosim. Tu esi problema, man nerūpi. Bet aš tai irgi gražiai, tikiuosi, kad gražiai pasakau, kad žiūrėkit, jeigu man, vėl grįžtam pat patys, jeigu man rūpės labiau negu jums, tai bus tada pagal mane. Tavo, jo. Gali būti, pavyzdžiui, kad aš ateisiu į nevyriausybinę organizaciją, kuriuose dažnai, gal čia klišinis mąstymas, bet mano patirty taip yra, ten yra švelnesnė kultūra ir ateisiu su mąstysena iš kokios ten grąžtų gamyklos, kur vis dar 90-ieji. Ir sakysiu, jums čia, žinokit, griežčiau reikia vieni kitiem aiškinti, jums čia reikia stipriau vieni kitiem, čia pasakyk, kad tu iš tikrųjų galvoju, o iš tikrųjų, jeigu taip tikrai iš tikrųjų. Va dabar iš tikrųjų. Netikiu, tu dar kartą pakartok. Ir gaunasi, kad jeigu aš sėdėsiu čia dabar ir vertinsiu, jie čia gerai šneka ar negerai šneka, atvirai šneka, nes mano atvirumas, aš esu sėdėjęs kambarį su žmonėm, kurie 3 dienas tarėsi, koks trečdalis iš jų išeis iš darbo. Realiai sėdi, nes, kitaip įmonė bankrutuos. Okay. Ir tai yra, visai, kad skalė yra labai plati, apie ką galima šnekėtis. Ir jeigu aš per ją taip žiūrėčiau ir visus per ją vertiniu, sakyčiau, čia dar vaikų darželis, ne? Dėl to ir sakau, man nėra svarbu, bet svarbu, kad būtų svarbu jums, ar ne? Ir tai, ką jūs kalbat, jau klausykitės. Bet dažni spąstai ir dažna klaida yra, kai patys dalyviai nežino, kas bus daroma su jų informacija. Ir pavyzdžiui, ar tai yra, vadovai ateina ir sako, norim čia kartu susitart. Aha, gerai, sakau, ar tikrai? Žinai, sakau, jie gali dabar nuspręsti, sėdės ir 40 žmonių nusprendžia, kad nuo šiandien uždarom vieną skyrių, imsim naują produktą ir kryptis bus visai kita. Ne, aš žinokit, dar su akcininkais reikės pasitarti. Tai jie negali nuspręsti. Bet čia, bet tarkime, vis tiek čia, kažkaip. Pakišrašą pakrapštykime. Tai sukurkim čia tokį, pasiaiškinkim, sakau, bet jie negali nuspręsti. Ir tai nereiškia, kad negalim turėti to pokalbį, bet reikia būti tiesiems ir sakyti, žiūrėkit, yra dalykai, kuriuos mes galim keisti, kurių ne, pasikalbėkime apie tai, apie ką galim keisti. Ir staiga visiems tampa daug aktualesni tie dalykai. Bet dedam viską ant stalo, tada žiūrėsime, žinai, kaip ten kas gula. Iš tikrųjų, čia tos, pasiekmes iš tikrųjų to. Čia gal ne tik tai rezultato prasme pasiekmes, bet ir reakcijų prasme ir, kur bus panaudota visa tai ir kokia prasmė apskritai, žinai, šnekėti. Ar mes čia tiesiog šnekam, kad pašnekėtumėm, orą pavirpintumėm, ar mes šnekam dėl to, kad, ieškom kažkokio tai būdo. Ir ir turi klausytis tada tie, kam rūpi. Ir dažnai iš tokio jau didesnio tiesumo ateina dalykai ir iniciatyvos, kurios šiaip realiai ir gyvendinasi, nes žmonėm tai rūpi, tai yra apie realybę. Tai nėra apie kažkokią fikciją arba apie, kad, pavyzdžiui, jeigu sakom, mes čia pasitarsim, tada kažkoks vadybinis lygmuo sako, tai gerai, mes čia jūs išgirdom, ačiū, dabar mes einam į savo susirinkimą ir mes ten jau nuspręsim. Ir tada žmonės galvoja, tai iš principo čia jūs viską sprendžiat, tai jūs ir galvokit, jūs darykit, jūs ir ten komitinkit šitam sprendimui, aš tai nieko čia bendro su jumis nesu. Ir tada viskas, o kai žmonės kuria kartu ir dėl to man yra žavu daryti sesijas ir kaip čia sako, čia neturim tam laiko. Žinokit, susirenka žmonės ir kur ten dabar, kiek ten nulių. 6-7 ir daugiau nulių organizacijas valdo, sugeba sėdėti kartu su savo darbuotojais visas 2-3 dienas, kalbėtis. Čia nelaiko klausimas, aš kaip visą laiką sakiau, čia yra prioritetų klausimas. Arba tau rūpi, arba tau nerūpi, vienas iš dviejų, žinai. Ir surasti tas kelias dienas tikrai nėra taip sudėtinga, jeigu tai yra dalykas, kuris iš tikrųjų organizacijai padeda. Ir tas atvirumas, dar gal šiek tiek prie jo grįžtant, jisai ką padeda išspręsti. Mes vadinam tokiu angliškai confusion tax. Nežinau, kaip tą papasakot, bet kai manęs, žmonės sako, o VC yra, vienas klientas sako, o VC yra ten 30 konsultantų ir kiek ten mūsų yra, tai
Sako, tai kaip jie kitaip daro tada tas strateginės sesijas? Sakau, žiūrėkit, yra pas mus tokie du dominuojantys stiliai. Vienas žmogus gali ateiti pas jumis per pusdienį su jumis susijęs, jūs ten ekseliukę padarysit. Ir sakau, kol jūs iškomunikuosit, kol visi supras, kaip daryti, kol klysit, kol dar klausimas, kiek ten to atvirumo turit, gal per pusę metų, gal ir kažką suprasit. Sakau, mūsų stilius kitos pusės yra, mes pusę metų dirbam su jūsų įvairiais stakeholderiais, mažom grupėm aiškinamės, tyrinėjam, ten visi kartu šnekam ir mums strateginis pokalbis yra tik užtvirtinti susitarimą, ką mes jau visi ir taip išsigrynam. Ir tada visiems jau yra aišku, ką, kodėl, kaip darom, iš kur tai kilo, taip toliau. Ir nebėra tokio pasimetimo ir mes visi vienodai suprantam tą objektyviai, kaip čia, teisingai nesuprantamą dalyką. Tiesiog piltuvėlį, žinai, arba taip apverti, arba aukštinkojama apverti. Aš sakau, jūs arba turėsit po pusės metų, sakau, po pusmečio jūs sėdėsit toj pačioj vietoje, tik tai vienu keliu turėsit daug tokių perturbacijų visokio, o kitu keliu turėsit organizaciją, kuri labai tikėtina, kad žmonės pajus, jog tai, ką jie sako, turi efektą. Ir kaip sako, aš čia sakau, nieks nesikeičia. Tai va, tokiu keliu einant žmonės supranta, kad kažkas šiaip keičiasi. Ir kuo toliau, tuo daugiau. Ir tai skatina žmonės veikti, adaptuotis ir tapti tom atspariom organizacijom, kur aš suprantu, kad aš matau problemą, aš galiu ją kelt, aš ją iškėlęs, turėsiu sąjungininkus ir žmonės, kurie padės tai tyrinėti, nes visiems rūpi. Nebus taip, kad aš iškėliau problemą, tai tu iškėliai, tai tu ir spręs. Jo, tu iškėliai, tu ir spręs. Kur tavo 5 pasiūlymai? Ir galiausiai tai kažkaip įsigyvens, nes aš jau išgyvenau tai sykį, ar ne? Ir yra labai gražu matyti, yra viena organizacija, aš dabar galvoju, kiek mes ten tokių strateginių esam darę, 2 ar 3, kas 5 metį darom. Ir jos 5 mečiui pasikabina tokį didžiulį tokį plakatą per visą ten koridorių vienoje vietoje. Ir ten yra visos strateginės sesijos konspektas, kažkuriškai, ir ten yra po to, kaip mes matuojam ir kaip atrodys, kad bus. Ir jie visus tos 5 metus ant to paties lapo viską žymi. Ir va, po 5 metų žiūri, praktiškai viską ir padarėm. Ir visa bendruomenė tą daro. 100 žmonių susirenka į kambarį ir kartu susitarė. Ir tada, nauja iteracija. Vėl susirenkam, vėl 100 žmonių 3 dienas sėdi, kartu dėlioja, ne tik tas 3 dienas, ten ir paruošiamasis darbas yra. Bet realiai susitarė, užfiksuoja, sukuria, paleidžia ir vėl visiems aiškus kelias, vėl visi daro ir tai yra nuostabu tiesiog, sakyčiau. Gerai, tai žiūrėkit, šitą dalį mes, kadangi dabar šiek tiek bus kitos formatas, bus 2 dalis mūsų viso šito pokalbio, nes matom, kad nebetelpam jau į rėmus, tai sakant, vienos laidos. Bet šitą dalį užbaigiant, tai gerai, atvirumą, tai kaip skatinti, ką? Tai ką padaryti, kad žmonės būtų atviresni? Šiknas išspardyti. Sakyčiau, patiem nebijoti jo ir dažnai ko vadovai bijo, tai yra tos įtampos, kuri kyla tyloj. Ir gali būti labai... Leisti patylėti kartais. Leisti patylėti, tiesiog palaukti, kol kažkas pradės šnekėti. Dažniau šnekėtis, jau mes kalbėjome, ne? Aš jau turiu idėją workshopui tylos. Tylos workshopas. Susirinkime dieną, patylėkime. Taip. Šiaip ilgiausia tyla yra buvus 40 minučių. Bet tyla žmonės sėdi. Tyla. Visi taip. Ir aš atsimenu net ir OVC, kai pirmą strateginę OVC dariau, tai irgi ten gal 10-15 minučių tyla buvo ir aš galvoju, tu dieve, žinai, kaip čia taip. O iš tikrųjų žmonės sėdi, ten kažkas užsirašinėja, ruošia atsakymus. Kažkas sėdi ir galvom, kiek dar čia mes tylėsime, kaip čia, aš tai iš tų, žinai, veikiančių žmonių, aš ilgai tylos jo negaliu pakelt. Bet šiaip, sakyčiau, duokit žmonėm galimybę šnekėti tiek, kiek jie nori ir dažnai sakys, čia neturim laiko, čia susirinkime visą kitą. Bet turėkit apie tos dalykus, kurie galbūt iš tikrųjų yra svarbus. Kad ir ta pati, ką mums reiškia dirbti kartu, kokie yra mūsų poreikiai. Ir duoti žmonėm pasisakyti ir pasisakyti struktūruotai. Nes struktūra, ypač kalbėjimas ratu, šiaip yra labai gera bazinė, paprasta struktūra. Visiems ratu pasisakyti. Tiek, kiek nori, tiek, kiek jie gali, jų nevertinant. Ir ką tai duoda, tai žmonės supranta, kad aš turėsiu eterį, man nereiks kovoti su kitais. Man nereikia čia dabar laukti, iššokti, užbėgti, taip toliau. Žmonės gali garsiai pasakyti. Tada vieni kitus supranta geriau, išgirsta ir šitaip ir tuo pačiu pakenčia vieni kitus. Ir gaunasi, kad kai aš pasakau iki galo savo mintį, mano kolega iki galo pasakė nenutraukti savo mintį, mes gal šiaip netokie ir skirtingi staiga išgirstu. Ir žmonių, būna kartais sprendimus, taip žmonės derinasi ratu.
ir sako, aš čia noriu reaguoti, iš karto čia atsakyti, taip toliau. Bet stabdom, vis tiek tęsiam ratą. Ir kol ateina iki to žmogaus, jis jau būna išgirdęs dar 5 argumentus tam sprendimui, staiga jam pačiam jo paties randas energijos turi, toks jis sako, jau man kaip ir viskas nebereik nieko, jau čia viskas aišku. Nu jo, ir iš to paskui, žinai, pasiekmės čia iš team coachingo galbūt yra, sumetam visas idėjas, žinai, lygiai taip pat ratą vos negali pasidaryti, žinai, kas dar tau duoda. Ir tada išsirenkam vieną kažkokį, bet mes praeitoj laidoj kalbėjom apie pokyčius su Linu. Jisai sakė, vieną pokytį per metus darykit, kuris iš tikrųjų tau skauda, kuris labiausiai trigerina visiems ir tada galvokime, ką su juo daryti. Tai tada tie išsisakymai, jie įgauna prasme kažkokią. Taip aš pasakiau, bet buvo svarbesnių, žinai, mane išgirdo, tas guli ant lėkštės, bet gal tu tą lėkštę pasimsi kažkada tai vėliau. Dabar tu paėmė vieną dalyką iš tos, kas yra labiausiai skauda, žinai, ir toliau tada judėjai. Aš turiu vieną mintį, bet aš jaučiu, kad perkelkim ją į kitą dalį, nes laidą ir nebebus. Tai atsisveikinam labai trumpam, susitiksim kitoj serijoje. Kitoj serijoje, kur kalbėsim ir apie emocinį atsparumą ir pratęsime apskritai organizacijos atsparumo temą. Kaip auginti atsparumą, tvirtumą ir iki, toj susitiksim. Iki.